Sveiki gyvi kolegos atvykę į mano kanalą. Tai čia mes kalbam apie techninę analizę, apie akcijas, kurias pirkti, kurių nepirkti, kur užeiti, kur išeiti. Tai šiandien pakalbėsim apie rinkoje vieną svarbiausių, mano nuomonė, dalykų, tai yra rizikos valdymas. Nes jūs galite turėti tobuliausią strategiją, bet jeigu neturėsit gero rizikos valdymo, nežinosit, kur iš pozicijos, kuriuose vietose užeiti, kur išeiti, tai realiai jūsų treidinimas anksčiau ar vėliau, tiek investavimas, tiek svingas, gali pasibaigti liūdnai. Tai šiandien pašnekėsim, į ką atkreipti dėmesį, kur daromos didžiausios klaidos. Tai pradėsim nuo stop loss sudėjimo, swing pozicijas ir trading. Investavime stopų nededat, tai vat, skaičiuojat procentaliai, o swingė ir trading yra viskas paprasčiau, bet tuo pačiu ir sudėtingiau. Tai paimkim šiandien Nvidia, turim čia tos raudonos zonos yra mūsų lygiai, ten kur susikerta pirkėjai, pardavėjai, ir ten yra interesų zonos. Tai kur šitose vietose reikia dėti stopus, kur žmonės daro klaidas, tai ir kalbam apie tai. Tai visų pirma, jeigu matom, kad mūsų užėjimo zona, ne, čia yra, mes čia užeinam į poziciją, nes matom, kad čia pradeda laikyti mūsų lygį, ne. Tai užeina čia, mūsų stopas negali būti žemiau žvakės. Mūsų stopas turi būti žemiau lygio. Kodėl? Nes market makeris ir instituciniai fondai, kurie valdo akcijas, jie puikiai žino, kur žmonės deda stop lossus, todėl kaina būna, kad važiuoja į viršų, taip sugalvoja bum, partraukia ir vėl važiuoja toliau į viršų. Tai čia va šitas partraukimas vadinamas, kad ateina išmušti stopus. Tai, kad padidint savo galimybės būti teisiem, mes stopus dedam visada žemiau lygio. Kad išvengti tų judesių, kai viena žvakė paeina į apačią, viena į viršų, kaip muša jūsų stopus, jūsų nebelieka pozicijai, o kaina nujuda į viršų toliau. Tai čia vat vienas pavyzdys, kad turim dėti kainą žemiau lygio. Dabar žiūrint į kitą pavyzdį, va čia šita vieta, tarkim, čia mes užėjome poziciją, čia mums laiko lygį, viskas, džiaugiamės, mūsų stop lossas turi būti žemiau lygio. Ne? Tai ką mes darom, mes vietoj stop losso, aš bent taip daug svingo pozicijose, pasižymio alertą. Pasižymio alertą, kad kaip kaina kirs mano lygį, kad aš matyčiau. Tai, kaip kaina kerta mano lygį, man suveikia alertas ir sako, tu jau eik pasižiūrėk, nes tau jau reikia išeiti iš pozicijos. Tavo zona šita support vadinama, jinai nebelaiko. Nu ir aš laukiu, kol pozicija įsitvirtins žemiau lygį. Tai va čia šitoj vietoje aš jau išeinu iš pozicijos. Jeigu rinkai atsidarius prie marketą nededat stopų, negalit parduoti šitoj vietoje, priklausomą brokeriui. Tai aš išeinu šitoj vietoj. Kodėl aš nededu stopo iš karto po lygiu, nes žinau, kad gali būti taip ir nuvažiuos į viršų. Dėl to aš laukiu, kol kaina įsitvirtina virš lygio, matau, kad jau čia iš palaikymo ateina į pasipriešinimą šitose žvakėse matos ir aš tada jau išeinu iš pozicijos. Tai stop lossas turi įsitvirtinti žemiau lygio. Bet čia mes šnekam apie swing pozicijas, kur paliekam per naktį, ilgiau. Po to kitas dalykas, dėl ko žmonės deda labai mažą stopą, dėl to, nes pozicija būna per didelė. Jie bijo rizikuoti ten doleriu, kaip pavyzdys, nes tas doleris jie perka kokius 500 akcijų ir tas doleris jiem būna skaudus, kaip aš sakau. Tai būna ryškiai per didelė pozicija. Tai geriau yra tokia labai teisinga taisyklė, kad geriau užeiti su mažesnė pozicija, bet teisingu stop lossu, negu su per didelę poziciją ir per mažu stop lossu. Nes tą per mažą stop lossą, jeigu stop lossą dėsit va čia, va, kur nors ten žinot čia, o stop lossą dedat va čia kažkur, tai jums realiai visada išmuš stopą ir sakysit, ai, šitas investavimas niekam reikalingas, čia niekas neveikia. Neveikia dėl to, nes jūs neprotingus stopus dedat. Tai va. Tai, dabar trumpą pertrauką, kam įdomus video, kam įdomu edukacija, kam įdomu tikeriai, ką prekiaujam, ką galima prekiauti idėjas, tai pažiūrėkit video iki galo, ten bus apie mūsų Discord bendruomenę trumpas intro padarytas, ką veikiam grupėje ir taip toliau, tai kam įdomu, pažiūrėkit video iki galo. Tai rizikos valdyme labai dar svarbus dalykas yra risk rewardas. Kas yra risk rewardas? Kiek mes rizikuojam vienu treidu, kad uždirbti kiek mes rizikuojame prarasti ir kiek rizikuojam uždirbti. Tai tarkim, jeigu būna mūsų minimalus risk rewardas, yra mes rizikuojam dolerių, kad uždirbti 3. Gali būti 1 prie 6, mes rizikuojam dolerių, kad uždirbti 6 dolerius ir taip toliau. Bet minimalus risk rewardas yra 1 prie 3. Ne? Visiems suprasti. Kad jums išlikti profitable. Dabar paimkim
paprastą matematiką. Turim 10 treidų, ne? 10 treidų turim. Iš jų 30% yra geri treidai, ne? Tai 30% geri treidai. Tai iš 10 treidų tai bus 3 treidus mes padarom gerus pliusinius su risk rewardu 1 prie 3, ne? Tai jeigu mes čia rizikuojam 100, gaunam 300, tai 3 kart 3, tai mūsų uždarbis $900, ne? 7 treidus mes padarom minusinius, ne? Mūsų rizika buvo $1, ne? Tai mūsų minusas koks bus? Bus 700. Nes minusinius mes darom po $1, o pliusas darom po 3. Tai galiausiai 10 treidų su 30% tik pliusiniu mes vis tiek būnam pliuse kiek? $200. Ką mums tai parodo? Kad mes iš 10 kartų 7 kartus galim suklysti ir mes vis tiek būsim pliuse. Čia yra labai svarbu ir šitą reikia labai gerai įsidėmėti, nes tai yra jūsų duona. Jeigu jūsų risk rewardas nėra 1 prie 3, yra mažiau, jums išlikti rinkoje profitable ilgų laiko bus labai sudėtinga, net neįmanoma vien teoriškai. Tai pradžiai žmonės, kai pradeda prekiauti, ypač tradingą, jeigu kalbam, tai būna jau 1 ir prie 2 ir taip toliau, tai vis tiek tai yra gerai, dėl ko, nes jūs žinot, kad vieną kartą padarę traidą teigiamą, jūs 2 kartus galėsite suklysti. Ne? Ir tai nuima iš tikro labai daug psichologijos, padeda daug lengviau su savim galvoj susitarti, kad jums nereikia būti visada teisėm ir taip toliau. Tai kaip praktikoje naudoti tą rizikos valdymą, ne? Tai tarkim mūsų užėjimas čia, jeigu 184, ne? Mūsų stopas ten 183, ne? Ir mūsų žinom, kad zona kita yra šita išėjimo. Tai realiai, jeigu svingą žiūrim, ne? Gal svingą jūs būsit išėję ir čia. Bet šiaip techniškai dėl to mes ir braižom lygius, kad žinot, kur yra mūsų užėjimas ir kur mes turim išeiti. Mes žinom, kad jeigu čia kaina pakils, galimai pradės rejectinti ir pasileis į apačią. Kaip čia ir nutiko, čia pakilo, žiūrėkit, bum ir po to kaip nusileido į apačią. Tai tą mes braižom techninius lygius. Tai tarkim, jeigu va čia užeina, mes rizikuojam $1, bet mūsų išėjimas čia, ne? Kiti sakys, ai, tai čia per toli, va čia buvo kanalas, kažkur lygis, čia išeinam čia, ne? Arba čia, arba čia. Nu, paskaičiuokim, jeigu mūsų čia treidas, ne? Mes rizikavom čia $1, rizikavom $1, o uždirbom nuo 1,84 iki, gerai išėjo čia, iki 1,90. Tai uždirbot $6. Čia jau jūsų tikimybė yra labai gera. Labai geras uždarbis. Jeigu išėjot palei techninį lygį, kuris buvo čia, jisai buvo stiprus ir buvo šitoj vietoj, jūs uždirbat nuo 1,84 iki 1,94 $10. Tai jūsų rizika, jūs rizikavot $100, kad uždirbti $1,000. Tai tam yra reikalingas risk rewardas, tam reikia surasti gerus užėjimo taškus, tam reikia braižyti techninius lygius, kad galėtumėt gauti tokius įspūdingus skaičius. Čia žiūrėkit, jūs rizikavo $1, kad uždirbti 600, jūs galite sau leisti 6 kartus suklysti ir jūs vis tiek dar būsit 0. Tai svingose tai yra labai, labai geri skaičiai, labai priklauso kokias akcijas prekiauja, bet dar labiau priklauso, kur deda techninius lygius, kur braižotės ir kur dedat savo stop-lossus ir užėjimo taškai. Tai geriau mažesnės pozicijos, bet didesnis stopas, negu didelė pozicija, mažas stopas ir jūs tą poziciją čia gal bandyt žiūrėti 3 kartus ir jums išmuš. Gal žiūrėkit visada didesnius grafikus, valandinius time frame'us, užėjimas naudokit 5 minutę, 15 ir tiek. Tai va, tai pavyzdžiui, jeigu pereitumėm prie kito pavyzdžio, ne, va, prie šitos vietos, kur čia užėjot, čia jūsų lygio nelaikė, ne, nu, va, čia jūsų stopą išmušė, ne, tai va, tai jūs čia užėjot po kokį 1,84, išėjot po 1,8, nu, irgi va, 1,83, 1,825, tai čia praradot, pirkot 100 akcijų, ne, čia praradot kokį $120 šitoje. Bet šitoje vietoje uždirbot $1,000, ne, jeigu pabuvot iki lygio viršaus. Nu, čia dabar tik tai short pozicijos, va, pavyzdžiui, šitą vietą, ne, kad suprasti.
čia nebuvo įsitvirtinę virš lyginio. Žiūrėkit, čia pakilo ir nusileido. Jeigu pažiūrėtumėm valandinį grafiką, tai va, valandinis grafikas atrodo iš vis taip. Viena žvakė į viršų, čia viena žvakė pakilo, kita žvakė nusileidžia. Čia rytas, čia į apačią. Tai ką tai rodo? Čia, va, čia grinai išmušė stopus. Dėl ko? Nes, pavyzdžiui, va čia buvo daug kas šortino. Šortino ir va čia užsidėjo stopą, sako, vadėkim va čia prie šito lygio ir užsidėjo stopą, ne? Gerai, brėkščiau liniją, geriau būtų matyti. Ir užsidėjo ir čia va stopą. Čia jūsų stop linija. Iš čia užėjot į šortą, čia sėdit šortą, ne, ir galvojat, nu, išeisiu, kaip bus va čia. Čia va taip juda, čia vėl, oi, čia perstumėt savo šortą į kitą lygį, į stopą. Tai yra, va iš čia užsidedat stopą ir, žodžiu, būna čia. Ir kas čia atsitinka, čia žiūrėkit jūsų lygį. Opa, kerta, išmuša jūsų stopus ir kas atsitinka ir vėl nuvažiuoja į apačią. Todėl jūsų stopas, kur turėjo būti, jūsų stopas, jeigu čia šnekam apie short poziciją, jeigu pirkot jau, kad kris kaina, tai jūsų stopas turėjo būti virš lygio. Tai va. Nu, tai susilaukiu nemažai klausimų, kas ten kaip tai grupėje atrodo, tai va dalinuosi. Tai vieną rytą dalinamės, kur yra spajus, dalinamės lygiais, ką matom, kur būtų galima užeiti, kuriuose vietose atkreipdėmėsi. Po to turim trading dieną, čia kur šnekam apie tradinimą. Po to turim investavimą, skilti investavimo idėjas, kodėl įdomu investuoti ar į vieną, ar į kitą dalyką. Po to turim swing skilti, kur irgi metam idėjas, kur įdomus momentai, kur reikėtų atkreipti dėmesį, kodėl reikėtų tai atkreipti dėmesį. Tai va, tai tokiais dalykais dalinamės. Disbalansų grafikų, kas susipažinę, irgi įdomių. Po to turim mokyklos skilti, kur dedam video, praktinius patarimus, edukacinius video, ką atkreipti dėmesį, tai čia viskas saugoma, galima peržiūrėti. Po to turim šiokią tokią psichologiją skilti, kur irgi dalinuosi savo patirtim, patarimais. Po to turim knygų skilti, po to turim video, klausimai pagalba, apklausos ir čia skiltis, kur kalbam apie viską. Po to dar naudingos nuorodos. Ir tiek, tai taip atrodo mūsų ta grupės medžiaga. Tai kam įdomu, galite ateiti, pasibandyti. Savaitę galite pasibandyti nemokamai. Pridėsiu dabar savo paštą, tai parašykit man į paštą ir atsiųsiu jums prisijungimus ir taip galėsim susikontaktuoti. Tai jeigu buvo video įdomus, irgi paspauskite like, parašykit komentarą, patiko, nepatiko, gal kažką dar norėtumėte išgirsti apie kitas temas. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū už jūsų dėmesį šiandien ir gražios dienos.